Sveiki, tai mano vardas yra Laurinas, dar kitaip žinomas kaip Velnys, ir čia yra mūsų Overlanderio projektas Ford Explorer. Tai tie, kas dar nematėt, kaip šitas gražuolis pas mus atsirado, siūlau pasižiūrėti pirmą mūsų vlogą įkeltą. Tai čia kažkur įmesiu jo nuorodą, tiesiog galite paspausti pasižiūrėti. Vakar apturėjom labai jau smagų vakarą prie šitos mašinos, tai išėmėm seną greičių dėžę, labai buvo smagus vakaras. Jo, pirmą kartą matau aš tokį bairį, kad visas vaistų aprašymas būtų užklijuotas kaip reklama. Anyways, tai va, judu Explorerio dėžės paimti į pasvalį. Jie dviese vos paneša, aš viens turėjau įsidėti. Ir nieko nesulaužiau jauti. Tas nieks neprašė vienam kalnos. Nebuvo žmonių apšė. Nieks nepadėjo tenai. Kas pardavė? Tai tenai, žinok, čiūvas tiesiog ragelį mok maigyti. Nu, inžinierių. Nu. Nu. Nuo ko pradėsim? Dramblio kotas nulinkęs. Šiandien nebegaištam laiko ir manau jau judam dėti naują dėžę ir žiūrėsim ar važiuosim į priekį, nes su šitą nevažiavom. O ana truputį skiriasi, nors kodai tokie pat. Čia iš vis neįri. Situacija su katuliu, jau kažkas išdaužė. Tai jeigu mes ir delytinsim čia vamzdį tiesiog, tai mes nieko blogo nepadarom. Tiesiog lengvesnė mašina. Ką tu čia valai, tik sena dėžė? Tepalą pavaliau. Ačiū. Mažiau bus. Ir tai čia viskas paskandinta. Nu, manau. Įmam dviesi. Tu filmu. Gerai, bandykit. Mikrofą kažkur į nugarą įdėkis. Net dabar nėra pamačiau. Rimiukai. Palauk, galvoju. Šitą daiktą. Ką tu darysi su zateškiu? Problemą prikabinsiu jos vietą, kuri gali potencialiai mūsų žaloti. Taip, taip, taip. Prisiminimai, kažkas žinos. Čia neužsimovė? Užsimovė. Buvo 3 tikrai. Nu, tai normaliai. Va. Nu, pastatai centras, gerai. Pakabinė. A. Nu, tada braukės patysio. Taip. Draivas eina. O, biškai pasipriešinimas atsirado. Bet tai kas iš to, kad aš sukurti, nu turi slėgį sukurti. Nu. Tikrai jauna tai. Ai, ta, jo. Taigi automatas čia. Nedėjau automatas. Gerai, dėd. Ne, šitą ne taip paprasta. Bet čia nuo mūsų dėžės. Tai mes movėm kaip pridurkai. Rėzus Ai, tai metus. pasigaus. Šitas arba. Bet irgi pasigaus. Įmam iš šono ir važiuojam. Kodėl tu visą paėmė? Aš tik tai šiaip... Tik tai prilaikau, liks. Taip prilaikau. Taip. Noriu perimti. Puslės neišsimetam.
Galva. Viskas baigėsi kot. Laidai perfekt. Net vienas krenta iš veido. Vyksta. Baig, nu prašau. Man tau čia reikia bėgti. Kapsi kaip nuo mano veido. Kuris jau buvo užkūręs tą motorą, čia taip karšta. Gerai, ačiū. Nežinau, kas sunkiau, ar sukt, ar dėmotai. Tupėt. Ne, šiaip įdomu, pripratę išlepę, žinai, prie tų naujų mašinų, kur viskas sukas. O čia vat reik pasimiluot ir save visą atiduot. Pirštukai, šiaip, be metalinio apsaugų. Aišku, tepalo daug privariau. Lauriukas vos palėtė tą vamsdelį, išsilankstė, čia viskas naujai. Dabar mašiną galim. Nežiūrėk irmi. Vaikiklis sukasi kartu su šitą štangą, ne? Jo, jo. Čia, tai Žiūngi tą. Paskui prieik. bėga iš ten įimka. Gerai, dabar kur yra viršus, kur apačia? Viršus čia. Reikia šitai dėti taip iš karto. Iš karto? Jo, nes kitaip nys. Ai, nu, gerai. Tik prikabinam, paskui. Kelk savo galą. Įvėmės aš. Įvėmė. Gerai, trauk šitus. Į tą pusę. Viską padariau. Manau, daugam kiltų klausimas, kodėl per čia pili. Nes nerandam, kaip įpilti. Ne, bet taigi googlinai. Tai ir neradau? Nu, tipo, sakai, forume netgi nuleidimo nėra. Nu. Rašė. Jo. Kad, tipo, Karteris sako, mėgstu prasigręžti, pasidaryti reikia, kad turėčiau nuleidimą. Jo. Ford. Per dipstiką greičių dėžės. Yeah, boy! Yeah, boy! America! Sweet home, Alabama! Damn, boy! Man patinka. Pirma. Išjungi. Kam? Bėga per asdatką perpus.
Ai, nes sukosi ratai ir į parką įmečiu. Jo. Pirmas laužimas dėžės. Ok. Yra tepalų? Ne. Nice. Pasikeitė dėžė pagaliau. Nebuvo pats lengviausias darbas, nes reikėjo netgi duslintuvo dalį išsipjauti, nes niekaip nebūtume įdėję atgal. Bet labai džiugina tas, kad veikia. Važiavo pirminę atgal, kaip ir matėt. Šiai dienai viskas. Dar laukia daug modifikacijų jai. Nu, sąlyginai daug, nedaug, bet rezume bus labai geras, manau, projektas. Pagyvensim, pamatysim. Bet šiai dienai, jo, dėžė veikia, stabdžių gale neturim, tai dar spręsim tą problemą. Ratų irgi labai reikia, tai irgi jau išspręsta kaip ir problema. Tai jau daugiau smulkmenos. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki kito. Uždėsiu mašiną, tačiau nesaugiausiai vietai. Kuo kamerą per stoklą nepamiršau.